Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius, sunerimęs dėl lietuviškų mokyklų Punsko valsčiuje uždarymo, šiandien pasakė, kad Lietuva yra pasiryžusi prisidėti prie mokyklų finansavimo. Pasak jo, jei sprendimo greitai nepavyks surasti, jis skambins Lenkijos ministrui pirmininkui ir bandys tartis telefonu. Sužinojome, kad Lietuvos vyriausybė patvirtino skirti finansavimą Punsko savivaldybei sąryšium su lietuviškų mokyklų uždarymu. Tačiau žinom, kad ši suma bus nepakankama, taip kad traktuojam šį papildomą finansavimo skyrimą kaip įrankį ieškant papildomų lėšų iš Lenkijos ministerijos. Manom, kad tai geras diplomatinis žingsnis siekiant papildomų lėšų, kad lietuviškos mokyklos liktų neuždarytos. Lietuvos premjeras patvirtino, kad kovo 1 savaitę žada susitikti su Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku ir tartis dėl problemos sprendimo. Premjero nuomonė, šiuos klausimus turėtų išspręsti Lenkija. Lietuva yra pasiryžusi Punsko valsčiaus mokykloms skirti papildomą finansavimą, bet tai ilgalaikėje perspektyvoje problemos neišspręs. Savaime suprantama, kad mūsų tikslas nebuvo siekti šių lėšų iš Lietuvos vyriausybės, kadangi mes esame Lenkijos piliečiai ir turime konstitucinę teisę lavytis savo gimtąją kalbą, taip kad prioritetinis uždavinys turėtų būti Lenkijos vyriausybės skirti likusį finansavimą. Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius patikino, kad su Lenkija bus bendraujama raštais, o jei tai nepadės, bus bandoma tartis ir telefonu.